Mielas mūsų bičiuli lietuvi, šiandien mes atėjom pas didį žmogų, kuris Lietuvai dovanojo tautinę giesmę. Ir ta giesmė mus veda laisvos Lietuvos keliu. Lietuva tėvynė mūsų. Kieno mūsų? Lietuva turėtų būti lietuvių. Tai kad dabar ukrainiečių daugiau. Ukrainos vėliavos, o prie Vokietijos ambasados iš viso Lietuvos vėliavos nėra. Prie Estijos ambasados yra ukrainietiška, Lietuvos nėra. Daugiau Ukrainos negu Lietuvos. Tu didvyrių žemė. Taip rašėsi. Didvyrių žemė ir iš praeities tavo sūnus te stiprybė semia. Kokios praeities, kokio gilumo? Aš manau, kad visa praeitis, ypač ta, kur buvo kažkas sukurta gero, turi išliekamąją vertę, tai ir yra mūsų tautos stiprybė. Visa praeitis? Visa praeitis, visa gera praeitis. Ir negandos irgi tada stiprina? Irgi. Ar turi prasmę tie žodžiai? Ar Lietuva didvyrių žemė? Ar žemė tų, kurie savo tėvynę parduoda už eurus, dolerius, rublius? Ar čia tie didvyriai, kurie atsisakė Lietuvos vardan savo asmeninio geresnio gyvenimo? Ar mes turime iš ko semti stiprybės, ar mes saugom savo praeitį? Ar mes nepamiršom, kas mes esam? Kas mes, kas mūsų kaimynai, kas mes bendrystėj su pasaulio tautom? Ar yra stiprybė, kai mes griaunam Cvirką, išbraukiam Kubilinską, sutrypiam, sumaišom, sudulkiam Baltušį? Ateis ir kitiem eilė. Ir ar yra stiprybė, kaip mes laužuose deginam literatūrą kitos šalies, kuri yra virtusi klasika? Ar yra stiprybė žeminti kitą tautą? Ar tai yra stiprybė? Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Dorybė. O kas tai yra dorybė? Ar galime pavadinti dorybę iškrypimus? Ar dorybė yra lyčių keitimas? Tais laikais dorybė gal buvo įsivaizduojama kitaip. Tai ten nebuvo tais laikais tokių tiesiog reiškinių. Ar tu manai, kad pagarba tėvams, darbštumas ir sąžiningumas jau nebe dorybės šiais metais? Ko gero ne, pagal faktus tai ne. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Prezidentas Gitanas Nausėda, giedodamas himną, labai gražiai sugiedojo tą eilutę: tegu dirba savo naudai. Savo naudai dirba prezidentas Nausėda. Kas pasirūpins, kad išsaugotume kalbą? Visigi dirbs savo, taip kaip jiems patogu. Ir jeigu ES sakys, kad mes jums duosim pinigų, tegu nelieka Lietuvos, tai čia bus darbas savo, ne? Tai o kaip sako, kad Lietuvos nebus gerai jau 100 metų, tai bus puiku. Nes jie visi bus broliai, visi bus žmonės iš didžiosios raidės, o kas tie lietuviai? Tegu saulė Lietuvoj tamsumas prašalina, kad dvasinės saulės Lietuvoj nebeliko. Liko euro saulė, dolerio saulė. Europos, NATO, Ukrainos, bet tik ne Lietuvos. Bet Lietuvos dvasinės saulės jau nebėra. Taip, saulės Lietuvoj labai reikia. Jinai reikalinga artojui, reikalinga gyvybei, reikalinga kiekvienam iš mūsų. Ir to saulės ateimo mes laukiam pavasarį, būtent, kad prašalintų tamsumas, kad su didelė viltim žmonija, kiekvienas lietuvis skubėtų į savo sklypelius, dirbtų ir tiesiog gyventų atgimimu, tuo pačiu ir Lietuvos atgimimu. Ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Su tiesa šiandieną nelabai draugauja Lietuvos administratoriai, todėl kad tiesa šiandien yra prekė, tokia prekė, kurią parduodama tam, kas turi daugiau pinigų ir pasiūlo didesnę kainą. Tiesa yra pati populiariausia prekė. Ir tai labai įrodo teismai, įstatymai Lietuvoj. ES lietuviams davė pinigų. Tai nebeliko Lietuvos teisingumo, Lietuvos konstitucija nebegalioja, nes tą tiesą nupirko už gerus pinigus.
Nupirko ir pastatė savo tiesą. Dabar bus kita tiesa. Šviesa tai mokslas. Visais laikais šviesa žmonijai buvo mokslas. Didinga ta tauta, kuri neturi beraščių. Didinga ta tauta, kuri rūpinasi, kad jų vaikai užaugtų tokiais žmonėmis, kuriems negėda būtų atiduoti valdyti valstybę ir ateitį. Kas šiandien yra mokslas Lietuvoj? Lietuvos konstituciją parašė mielas ponia Kudirka, Vincai Kudirka. Mūsų konstitucijoje parašyta, kad Lietuvoj mokslas nemokamas. Nemokamas Lietuvos mokslas tapo tokiu mokamu ir tokiu nebeprieinamu. Mes sunaikinom mokyklas mažuose miesteliuose. Mes atėmėm galimybę vaikui gauti išsilavinimą, bent jau kokį ten, kuris gyvena saugiai šalia tėvų. Mes daug ką naikinam Lietuvoj. Mums nebereikia šviesių žmonių. Valstybei nebereikia protingų, mąstančių žmonių. Mūsų šviesa išvažiuoja į užsienį, nes jiems reikia užsidirbti nors minimaliam būstui. Jiems reikia suteikti savo vaikams nors kažkokį tai pagrindą. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise. O kokiagi meilė širdise gali būti, jeigu Lietuvą užvaldė savanaudžiai, jeigu Lietuvą dalinasi tie, kurie priėjo prie pagrindinio valstybės vairo apgavimų, sakydami, kad jie dirbs Lietuvos naudai, tautos gerybei. Ir dabar tautos gerybei jie dirba labai stipriai. Jie kuria mums suvaržymus, jie skiepija mus prieš mūsų valią, jie kontroliuoja mūsų sąskaitas, mūsų mintis, jie auklėja mūsų vaikus nuo darželio, jie sako jiems, kad neaišku, kas tu esi, vyras ar moteris, ir neaišku, kas tu būsi. Ne mes auklėjam savo vaikus, ne, jie auklėja. Kas tie jie? Ogi tie, kuriems žemė ir tie žmonės žemėje reikalingi tik tam, kad juos aptarnautų. Ir tada didelis klausimas, ar tame auksinėme milijarde liks nors maža saujelė Lietuvos. Aš manau, kad Lietuvos administratoriai galvoja, kad uolių tarnavimų svetimoms valstybėms, uolių vykdymų svetimų valstybių įsakymų jie užsitarnavo milijardę smiltelę savo giminiai. Kada tu turi dialogą su kaimynais, tai tu esi garantuotas, kad jis tavęs neužpuls. Kada tu daliniesi su kaimynu druska, tu jautiesi saugiai, nes jis ir tu esate tame pačiame bendrystės lygmenyje. Bet jeigu tu konkuruoji su kaimynu, kas daugiau turės, kieno mašina prabangesnė, kieno skuduras brangesnis, tai vienybės tikriausiai nebus. Liks tik laukinė konkurencija ir iš to sekantis noras pašalinti konkurentą nuo žemės paviršiaus, tiesiog užmušti. Todėl turbūt ir su vainiku šiandien. Kai Lietuvoj vertybės aukštinkojom, tai eiti su gėlėm jau nesinori. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise, vardan tos Lietuvos vienybė te žydi. Žemaitė dar prieš 100 metų rašė, vienu metu epochoje gyveno, kad gerai vienėsi tik tai vagis ir sukčiai. Šiandien tai čia ypač akivaizdžiai demonstruoja. Matyt, vis tik tai idealistinis toksai tas himnas. Tai, kas čia parašyta, mes laidojam, su liūdėsiu laidojam savo širdise. Vienybę, meilę Lietuvai, dorovę, pagarbą savo tėvams, pagarbą darbui. Labiausiai tai mes nebevertinam to paprasto žmogaus. Mes laidojam visas savo vertybės. Meilę, atjautą, pagalbą. Taiką laidojam. Nes taika neduoda tokios naudos, kokią duoda karas. Šiandien Geros kaiminystės forumas yra didžiausias priešas visiems, kurie kursto ir maitina karą Ukrainoje. Siųsdamas ginklus taikos nepasieksi. Norėdamas pasiekti taikos, tu turi siųsti duoną.
Tu turi siūsti gerą mintį ir tu turi prašyti. Reikalauti jau čia neišeina, prašyti. Susėsti žmonės prie derybų stalo. Nenorigi valdžia, nenori to. Todėl, kad karas toks geras dalykas, karas pamaitino visus, prikišo visiems į kišenę sočiai. Jau lenda per tas kišenės trupą ir dar visi bando atsikasti. Tai, ką mes sukūrėm taikai, mes atiduodam karui. Tai, ką mes galėjom panaudoti Lietuvai, mes atiduodam ginklams Ukrainai. Ar tai yra tiesa, ar tuo mes padedam tai tautai? Atsakykit kiekvieną savo į tą klausimą. Šiandien mes čia, kad paklaustume to didelio žmogaus, kaip jis jaučiasi žiūrėdamas į Lietuvą, ar tokią Lietuvą jisai myli, ar tokios Lietuvos jisai nori. Ar tokioje Lietuvoje yra visiems žmonėms vietos? Ar reikalingi Lietuvai žmonės? Ar valstybei žmonės reikalingi? Valstybės administratoriams tikrai nereikia mūsų. Tai šiandien gedulo vainikas yra tai praeičiai, kuri parašyta čia. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tai Erika, bet gal mes taip ir darykim, kaip himne parašyta. O kas tą dalyką nurašo, tai jų problemos. Jų nelaimė. Lieka maža viltis, maža ugnelė kiekviena mūsų širdise. Jinai maža, bet jinai tikra. Kažkada Prometėjas padovanojo žmonėms ugnį. Ir paskui tą mažą ugnelę jie nešė ir dalinosi. Ir įžiebė daug šviesos. Aš noriu, kad jūs taptumėt šviesos nešėjai savo ir savo vaikam ir ateičiai. Va čia ir bus ta vienybė, kai vienysimės iš tikrųjų bėdoj ir varge. Tai norėsime iš jūsų išgirsti. Ar šita tautinė giesmė šiandien dar turi prasmę ir ar mes sugebėsime tą tautinę giesmę atgaivinti iš naujo kiekvieno užgimstančio lietuvio širdyje. Su liūdesiu, bet su viltim.